Regbio mėgėjai, laba diena, Baltijos top lygos gerbėjai. Finišo tiesioji šiandien. Taip, jinai jau po truputį artėja prie pat savo svarbiausių momentų. Be abejo, mūšis dėl trečiosios vietos, mūšis šiame nuostabiame Šiaulių stadione, kuriame įpratome matyti svarbiausias Lietuvos regbio kovas, neišimtis ir šiandien. Treneri, geras rungtynės, viskas faina, bet valandą laiko vargot, realiai vargot, po to pasipylė žeminimai. Kas pasikeitė? Iš pradžio aikštelė buvo gal biškai šlapesnė ir kamuolys buvo toksai nepatogus. Po to išėjo saulė, tai gal mums biškai tas dalykas ir padėjo. Ir pagerėjom, bet svarbiausias dalykas, kad antrą kėlinį išėjom kaip komanda. Tas svarbiausias dalykas ir aš to labai džiaugiuosi. Labai daug techninio broko iš abiejų komandų pusės. Taip, danga drėgna buvo, bet nelyjo vėjas, nedidelis. Tiesiog motyvaciniai kažkokie dalykai, kokios pries? Nereikia užmiršti, kad čia vis tiek yra finalas, 3-4 vietoj. Čia kiekvienai komandai buvo labai svarbus rungtynės. Tai reiškia, kad pradžioj buvo gal tos įtampos, gal buvo daug noro parodyti ir gal net per daug jų buvo parodyti. Bet sakau, antrą kėlinį man labai patiko komanda, kad išėjo kaip komanda, ne kaip individualūs žmonės. Čia labai svarbus dalykas buvo mums. Valandą laiko viskas buvo neblogai, paskutinės 20 minučių sugriuvo. Kas nutiko? Tai nežinau, iš tikrųjų, taip labai, kad tiksliai atsakyti reikėtų gal rungtynės peržiūrėti, bet vėlgi ta mūsų emocija. Po pirmo kėlinio viskas kaip ir gerai, nusiraminę antram kėlinį. Kažko pritrūko, gal vėl įsivėlėm tą kažkokį emocinį, nežinau, vieną kitą ataką neįvykdėm kaip norėjom. Gal pradėjom panikuoti šiek tiek ir tas tiesiog atakų išpildymas jų teritorijoje, kai turim išeiti su taškais, bent kokiais taškais, mes neišėjom, tuo tarpu gaunam kažkokius greitus taškus iš jų ir tas toks, smūgda emociškai, tai manau, tas emocija mus vėl pavedė šį kartą. Ir neišpildymas būtent atakų jų pusėje. Techninis žeminimas, tokius ryškus pranašumai grumtynėse, kurios turėjot pirmam kėlinyje, antrajame, tarsi Baltriksas ir paslėpiau tą jūsų pranašumą. Ne, visiškai, iš tikrųjų, net ir Baltriksas pirmą kėlinį tikrai klydo, matėm ir daug priekių, daug tų kažkokių neišprovokuotų klaidų, bet antram kėlinį jie visiškai tą sutvarkė. Tai iš tikrųjų kažką Rūbinė ir pakeitė jiem, kad jie išėjo, nebeklydo ir tiesiog pasinaudojo mūsų klaidom. Kai tuo tarpu, kad ir mūsų grumtynės, sakykime, antram kėlinyje jų nestūmė ryškiai, bet mums davė gerą platformą atakuoti. Tai iš tikrųjų bravom ir mūsų grumtynių žaidėjams, kurie tikrai mums suteikė tą šansą, mūsų 3 ketvirčių žaidėjams daryti kažkokias tai kombinuotas atakas, bet jų neišpildėm. Ir tuo gavos kaip gavos. Teisėjas skelbia, kad šioms ekipoms sezonas jau baigėsi. Sveikinam Baltriks, jie visą sezono metu pralaimėjo tik 2 kartus. Tačiau labai skaudus buvo pralaimėjimas prieš savaitę pusfinalį ir pergalė šiandien tikrai to neatperka, tačiau bent jau kažkokia kompensacija yra.